Sveiki ir ačiū, kad žiūrite mano sveikatingumo minutę. Aš esu Aušra Radcliffe, naturopatijos gydytoja ir taip pat dirbu su virškinimo trakto sutrikimais. Šiandien aš noriu pakalbėti apie vieną papildą, kuris paskutiniu metu labai populiarėja. Tas papildas vadinasi berberinas. Kodėl aš myliu berberiną? Todėl, kad berberinas padeda mūsų imuniniai sistemai, jisai taip pat išvaro parazitus, padeda atsikratyti bakterijų peraugimo mūsų žarnose, padeda išvaryti bakteriją tokią kaip kandida. Jeigu turite aukštą cholesterolį, vienas iš geriausių papildų panaudoti, kad cholesterolis susibalansuotų. Bet paskutiniu metu žmonės manęs klausia apie berberiną ir svorio metimą. Berberinas yra žinomas, kad jis gali pagreitinti mūsų metabolizmą. Na, bet čia ne priežastis, kodėl aš myliu berberiną. Aš myliu berberiną todėl, kad jis yra idealus papildas, jeigu jūs turite aukštoką gliukozės kiekį kraujyje. Jis padeda subalansuoti gliukozės kiekį kraujyje ir kaip žinote, jeigu mūsų gliukozė kyla aukštyn, žemyn, mūsų insulino reakcijos keičiasi, tai yra blogai ir mūsų senėjimo procesui, uždegiminiams procesam, yra tiek daug blogumų, tad kuo mūsų tolygesnis yra kiekis gliukozės kraujyje, tuo mes esame sveikesni. Ir berberinas ne tik padeda balansuoti gliukozės kiekį kraujyje, bet jis taip pat padeda ir jį numažinti. Aš turėjau vieną klientą prieš daugmaž pusantros savaitės. Žmogus pradėjo vartoti 3 kapsulės berberino į dieną. Po savaitės jau jo kraujo gliukozė nukrito nuo 300 iki 160. Žinoma, buvo svarbu ir pasilaikyti teisingesnės dietos ir pasportuoti, bet visgi rezultatai yra tiesiog nuostabūs. Tad štai kodėl man patinka naudoti berberiną. Jeigu mes tuo pačiu gauname ir kitų sveikatos pagerinimų, kaip svorio šiek tiek nukritimas ar imuninės sistemos pabalansavimas, kodėlgi ne. Tad siūlau panaudoti berberiną. Jeigu turite klausimų apie tai, būtinai man rašykite, skambinkite, konsultuokitės ir ačiū, kad žiūrite mano sveikatingumo minutę. Iki.